Paskyros sukūrimas. Kaip susikurti paskyrą? Pirmiausia, prisijungiame prie Construction21 žinių platformos ir viršuje dešinėje pusėje paspaudžiame mygtuką Prisijungimas registracija. Tuomet paspaudžiame, norėdami prisiregistruoti, spauskite čia. Įsijungus langui registraciją, užpildykite laukelius: elektroninis paštas, vardas, pavardė, slaptažodis, slaptažodžio patvirtinimas ir organizacijos pavadinimas. Užpildžius anketą, spauskite siųsti. Registracijos patvirtinimas jums bus išsiųstas į jūsų elektroninį paštą automatiškai. Jūsų registracija bus užbaigta, kai savo elektroninėme pašte patvirtinsite registraciją. Prisijungimas. Norėdami prisijungti prie tinklalapio, paspauskite ten pat, kaip ir registruojantis. Prisijungimas registracija. Ir įveskite savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Kai prisijungsite, viršuje dešinėje pusėje pamatysite savo elektroninio pašto adresą, o viršuje kairėje pusėje bus nurodyta, prie kurios šalies duomenų bazės esate prisijungęs. Taip pat Construction21 galite prisijungti ir per socialinius tinklapius Twitter, LinkedIn ir Facebook. Paskyros tvarkymas. Prisijungus prie Construction21 žinių platformos, galime tvarkyti savo paskyros duomenis ir nustatymus per mano puslapį, paspaudus koreguoti. Šiame puslapyje rasite 3 pagrindinius laukus, kuriuos galėsite užpildyti. Pirmas – profilis. Čia galima koreguoti ir papildyti paskyros informaciją, pavyzdžiui, pridėti arba pakeisti savo nuotrauką ar aprašymą. Antras – paskyra. Čia galima pakeisti slaptažodį, pasirinkti mėgstamiausias temas ir taip pat turite galimybę pasirinkti, kaip gauti informaciją susijusią su pavyzdžio tyrimais, naujienomis ir bendruomenių temomis. Viename iš laukelių galėsite pasirinkti, kaip dažnai ir kur gauti pranešimus elektroniniu paštu ar į jūsų asmeninę Construction21 pašto dėžutę. Trečias – mano duomenys. Čia rasite informaciją, kurią įkėlėte į Construction21 duomenų bazę. Puslapiai, žymekliai, tvarkaraščiai, ryšiai, bendruomenės, pavyzdžių tyrimai, naujienos ir komentarai.